Visi mes gyvenam su tam tikromis dogmomis. Kai iš jų kuri nors paneigiama, prasideda vidinis konfliktas. Žmogus pradeda blaškytis tarp kelių tiesų, ne savo tiesų. Viena tiesa pradeda prieštarauti kitai ir žmogus tampa dar labiau pasimetęs. Tai kelia pyktį, susierzinimą, nepasitenkinimą. Toks susikirtimas įneša dar daugiau pasimetimo ir chaoso. Dažnai, o gal ir visada, tai būna, kai darom dalykus, kurie nėra mūsų. Kai esam labiau susitapatinę su išore ir nutolę nuo tikrojo savęs. Atsitapatinimas nuo išorės, nuo primestų išorinių dalykų, tiesų, nuomonių ir taip toliau, yra atskyrimas savo išorinio ir vidinio identiteto. Tai sugrįžimas į savo vidų. Kai kuriais atvejais tai susipažinimas su savo vidumi. Tai tikrasis darbas su savimi turėtų prasidėti būtent nuo čia. Aprašyme rasi nuorodą į praktinę užduotį su išsamesniais paaiškinimais, kas tai, apie ką ir kodėl. Žmogus nepajudės jokioj savo transformacijoje, kol nežinos savo vidinio aš. Todėl, jei domiesi sąmoningumu, ypatingai jei savęs paieškos tęsiasi ne vienerius metus ir vienur save išbandai ir kitur vis tiek nerandi, vis vien kažkas negerai, kažkas ne taip, kažko trūksta, kažkas netenkina, jautiesi nelaimingas, tai greičiausiai dėl to, kad darai dalykus, kurie nėra tavo. Todėl kviečiu daugiau sužinoti apie identitetą ir sužinoti, kaip atskirti